Jo, žinau, manęs čia neturi būti. Aš puikiai tai suprantu. Bet čia yra žinutė vyriškai energijai, tai gali būti tiesiog vyram. Jiems yra sudėtingiausia misija šitoj žemėje nusimušti savo ego. Jeigu kažkas sėdi tokioj pozicijoje, kada nežinau, ką daryti, kokio imtis veiksmo, kokį priimti sprendimą, su niekuo kalbėtis negaliu, nes faktas, kaip tu gali kalbėti net su kokiu psichologu, psichoterapeutu, su tokia ego karūna, neįmanoma, nes aš norėsiu gintis. Tai jeigu noriu savo padėti ir jeigu esu išmintingas žmogus ir nelaukiu, kada tą karūną numuš pats gyvenimas kovo mėnesį, tarp kitko, skaudus numušimas būna per fizinį kūną problemas. Tada, sako, tenka atgulti į lovytę, kažkas jau tai buvo patyrę, ir tada, sako, tenka pasimti biletenį, pasigyti, tada pakontempliuoti visą situaciją. Faktas, tokie skausmingi dalykai labiau duoda suvokimo, bet jeigu kažkas yra bent kiek tikintis, įspėjamosiom žinutėm, visatos ženklais, per skaičius kažkam net gali kartotis, tai rodyti. Vadinasi, niekas mano minčių nežino, niekas mano minčių neperskaitys ir nesužinos, susirašau ant lapo, sudeginu, paleidžiu. Nuvažiuoti į mišką galima, tiesiog gryną orą, ar ne? Kad ir per tą patį langą paėmiau ir paleidau. Taip, aš savo padėsiu, pats su savimi susišnekėsiu ir perskaitysiu, ką aš ten parašiau ir leisiu numirti savo ego. Kažkam nėra būtina, ta prasme, eiti pasakotis. Ir tikrai ne šiuo metu. Nesu kažko komunikuoti, tai nėra būtina. Dėl to, kad bet kokio atveju norėsiu gintis, iškels labai didelį konfliktą su bet kokiu žmogum. Jeigu taip ir toliau dabar bus užlaikoma kažkas viduje, šita vidinė kova, jinai pereis į nesąmoningumą ir bus prarastas budrumas. Kai mes prarandam budrumą, kaip mes jį prarandam? Bėgu nuo savo minčių, nuo kažkokio sprendimo priėmimo. Pradedu greit labai bėgioti, užsiiminėti sportu, labai daug dirbti. Galbūt ten kartais pakelti ir taurelį. Aš jau darau beleką. Čia jau ir yra prarastas budrumas. Praradau budrumą, nesąmoningai kažką padariau. O žiūrėk, jau nikstelėjo koja. Lygioj vietoj. O žiūrėk, kažkas ant galvos užkrito. Lygioj vietoj. Visata kažkam dauž ir labai skaudžiai. Jeigu kažkam yra svarbu sveikata, fizinis kūnas, kodėl nepasinaudojus popieriaus lapu? Kas jau tai yra patyrę, puikiai žino. Jeigu kažkam su kelieniais jau stringa, tai eina kalba apie ego. Kaklas, jeigu stringa, eina kalba apie nepasirinkimą, nugara apie šitą naštą, kurios aš nebepavilku. Kad mes ten kitam žmogui ateisim, kažką pasakysim, nesusišnekės su savim, nieko neįspręs. Ateisiu, pasakysiu, pasipasakosiu, pakalbėsiu, uždarysiu duris, darysiu tą patį. Ai, nu, ta prasme, jo, žinai, suprato, bet išeisiu su nepilnom dalim iškalbėtom. Nes aš negalėsiu pripažinti kažkokių dalykų savyje. Velnias. Taip manęs čia būti neturi. Čia mes kalbam, pasirodo, apie būtent kažkokį žmogų, labai egocentrišką ir galbūt net užsiiminėja savo kūnu. Kaip bebūtų, už jo nugaros yra deginama knyga. Jisai taip pats yra padaręs, jisai už savo nugaros degina kažkokią knygą. Ir knyga tai gali būti paslaptys, knyga ir yra lelija šalia. Lelija yra sveika. Jisai čia ją uždegė.
Kažkokia yra informacija. Septyni kalavijai. Nedasakyta, melas. Šitas žmogus, jisai kažką meluoja. Slepia, strateguoja. Ir kaip bebūtų, tas strategijas kažkas mato. Todėl ir yra patarimas, nebereikalo čia ta knyga deganti. Pasimt popieriaus lapą ir susirašyti. Kol nepadarė to gyvenimas. Ta prasme, kažkam nepavyks pribaigti aukštesnės jėgos. Aš turiu popiežių, kurį kažkas bando damušt. Neįmanoma. Čia popiežius, tai mes kalbam ne apie tuos kunigus ar ten ar ne, kažkokiose bažnyčiose, bet tiesiog yra aukštesnė jėga. Sako, aš tave bet kokiu atveju damušiu. Neįmanoma. To žmogaus šitoj kovoj nėra. Tas žmogus čia nieko nedaro. Tai yra žmogaus asmeninė kova su savimi. Čia popiežius tik tais rodo, kad aukštesnė jėga bet kokiu atveju paims viršų. Pergalė. Du pirštai iškelti į viršų, tai yra pergalė. Ir jeigu šitas žmogus tai labai puikiai tai jau užuodžia ir tai mato ant savo pojūčių, gali galvoti labai daug apie kažkokią moterį ir klaus savo galvoje, ką man daryti. Ta moteris šito žmogaus neprisileis. Jinai yra užstačius ribas. Sako, tu pas mane ateisi čia tada, kai jau tau bus galva suvaryta? Kai tu jau kažkur gausi iš plytos per galvą? Kad vis dėlto taip ir atsitiko? Įspėjimas pasitvirtino, bet tu neužbėgai įvykiams už akių. Kadangi ta moteris tai mato, tai supranta, tai reikia irgi kažkam žinoti, kad su kažkuo komunikuoti eiti nereikia. Jinai žino kažkokios tiesos. Čia galiu pasakyti, kažkas net ir nukenties. Tai faktas, tai jeigu žmogus kažkuo nesidomi ar ne, vadovaujasi tik tai savo labai kažkokio aukštų supratimu, tai, kaip sakoma, teks prisėsti. Prieš tą kažkokią moterį nepaturiu niekam, jeigu taip atvirai galinėtis. Niekaip. Tai yra žinia. Jinai nerodo visko. Ką jinai mato, ką jinai supranta. Jinai yra užsisukus. Bet savo rankose laiko knygą, kurioj, kaip sako, rodo net pirštu. Ką aš tau sakiau. Žinia turi galios vaikščioti po žmogaus smegeninę, po žmogaus mintis, po žmogaus pasąmonę. Čia kažkas bandė apžaisti vien jau pačią visatą, bandė apžaisti kažkokį žmogų. Šitą žmogų gali laikyti, kad vadovaujasi savo ego, bet čia vadovaujasi savo vidui, aukštesniems tikslams.
Žinė nesileis į santykius ir kontraktus su velniu. Tai yra pardavimas, vadinasi, sielos jų, savo įsitikinimų, savo vertybių, ar ne? Ir kaip bebūtų, jinai žinojo. Ir jinai mato, kad šitas žmogus atsidurs čia. Jis bus pakabintas čia. Kitaip tariant, angelas žiūri, ar ne, dar į tuščią pakaruoklio vietą. Jinai žino jau dabar, kad tai bus. Ir kad į konkrečius du žmonės žiūrės ir nagrinės ir kažką supras jau kitaip. Tik dėl to, kad žmogus naudoja 7 kalavijus. Kaip bebūtų, bet jinai tai mato. Ir tai bus vyriška kažkokia energija, kažkoks vyras. Kuris papuolęs į tą situaciją pakabintojo, kurioje nebegalės priimti jokio sprendimo ir negalės nieko padaryti. Jisai narpliosis po savo gyvatyną. Po savo vidinį gyvatyną. Imperatorius. Vyriška energija. Sakiau. Ir būtent jisai pats yra veikiamas velnio kaip ta marionetė. Ir galvoja, kad gali kažką sukontroliuoti ir padaryti marionetę kitą žmogų. Dėl to pastoviai suka mintis galvoje apie konkrečią ten tą moterį. Apkvailinti žynę neįmanoma. Niekaip. Kažkas stengiasi tai padaryti. Bet nepavyko. Ir gali matyti kažkas jos užbrėžtas ribas. Nes taip ir yra padaryta. Ir ribų užbrėžtumas, čia matau, pasikliovimas buvo savo vidumi, ne ego, ne protu, bet būtent vidinis balsas jai tai palieka tai padaryti. Ir tas šalmas, ar kaip čia pasakyta, apsauga ant žmogaus galvos, yra pas ją. Pats žmogus ten kažkaip gal net paliko ir išėjo. Ir jo sprendimas čia yra teisingas. Ne pagal protinį teisingumą, pagal visatos teisingumą. Jeigu aš matau, kad tai yra velnias. Ir jeigu sako, aš matau, kas velnio laukia. Labai daug išminties turinti moteris. Kai kažkas tiesiog sudegins popieriaus lapus, kuriuose surašys, ką reikia, ten pakils Feniksas. Ten slypi pats Feniksas, surašytose lapuose ir sudegintuose. Sako, kažkas pakūrė laužiuką, ar ne? Ne save kūrenu, ne save deginu, bet aš sudeginu tiesiog visą savo mintis, savo melus, viską ir paleidžiu. Ir dar tarp kitko čia kažkodėl tais reikėtų pagalvoti apie konkretų ryšį. Jo, karūna nusimės. Sprendimus, paskutinysis teismas pas mus tai kalba faktas
aukštesnė jaučia, aukštesnius dėsnius, ne žmonės kažkokie sprendžia, ten mus teisia, ar ten teismai vyksta, ar ne, bet jaučia aukštesnė jėga. Kiekvienam pagal nuopelnus ir kaip bebūtų šitas žmogus ją stebi paslapčia. Jinai tai žino, nes jinai mato jį. Veidas į veidų realiai atsisukia, bet žmogus galvoja, kad jis yra nematomas. Nu, jūs taip galvojate, tai žmonės tik galvoja. Kodėl sakau, neverta su šito moterim, nes jinai mato, kas yra priešais ją. Viršios galvos begalybė ženklas. Tai yra labai drąsus žmogus. Jeigu sako, aš sugebu tiesiai į liūtų į nasrus lyst ir jį sutramdyti, tai pagalvo, ką sako, galiu padaryti su velniu. Ir tai ne magija, tai nėra ganystė. Tiesiog tai yra suvokimas, kas valdo žmonės, kokios energijos. Ir jeigu žmogui tai duoda suvokti, pati nekišdama nagų prie šito, tarkim, žmogaus, ar ne? Tai vadinas padeda, žinie padeda. Pasivaikščioti po savo karteles, tuos savo vidinius labirintus. Ir jeigu aš nesudeginu popieriaus lapo, nesurašau visko nuo A iki Ž su savimi, nu tai po to nesakykit kažkas, kad nesakiau. Jog neįspėjai. Tai va. Kadangi žmogus nebeturi savo apsauginių šarvų, gyvenimas jau daug kartų taikė, tai gerai, kad mes turim tokius šarvus, bet jau žmogus nuogas. Vienas žingsnis dar ne ten ir pareikant švenčių. Šarvai reikalingi iki kol aš pagaliau įgaunu išminties ir supratimo. Mes visi būnam apsaugoti jais, vėliau mus apsaugo tik mūsų išmintis. Susidėlioju visas patirtis, pasveriu, kiek kas ko įvyko, kai aš nepasiklausiau savo vidaus, tarkim, ar ne? Ir tai dar eina kalba labai stipriai, kad tai yra atkartojama. Ir čia yra būtent su kažkokia moterim, su kuria galbūt sako, aš čia atsisveikinau, čia dar kažkas, tarp kitko 3 kalavijai, yra kažkokia tai labai aiški tiesa, kurio žmogus nešneka ir nesako, bet ta moteris jinai žino. Ir šitas žmogus bijo. Galima pažaisti, sako, su galbūt naivia moterimi, kuri kažko nemato, nesupranta. Gali dūrinti ten ją visaip, bet nežinia. Šitas žmogus neturi visiškai rankų ir ta prasme prieimo prie jos. Nieko negali padaryti. Rankos yra užrištos. Ir apsimeta, kad jos nestebi. Nestebi, ta prasme. Ten kažkas, oi, kur čia jisai, va, kas čia, toksai va ten iš po kampų, ne? Jo. Jo, jinai yra stebima socialiniuose tinkluose. Ir netgi aiškiai sako, žino, kas laukia. Jeigu aš jau žinau, kas manęs laukia, iš bokšto išmušti yra žmonės, kurie krenta. Skaudžiai, bet po to sako laisvė.
Pasiemu popieriaus lapą. Nekomunikuoti einu. Reikia deginti ne kitų žmonių daiktus, bet reikia deginti tai, kas yra pačio žmogaus viduje. Ir tai bus visatos teisingumas. Moters atsitraukimas, tai būtent, kaip sako, yra pagal visatinius dėsnius. Ne bendradarbiavimas su velniu, bet atsitraukimas nuo tokio žmogaus ir užbrėžtos ribos. Bokštas, tai va, velnias, valia. Šito veikėjo laukia būtent toks momentas. Vėl tą patį turiu pakabintą, į kurį sėdės savo gyvatyno apmąstymę. Jeigu taip žvelgiant, jeigu žmogus netidus, nebudrus ir viską labai gerai suvokiantis ir žinantis, nu tai, sako, liks sveika svajonė, nes mato 7 kalavijus. Pas ją yra va toksai stebėjimas. Kažkas stipriai prasileido. Būna žmonės, kurie rizikuoja. Eina interakcija su kažkokia konkrečia moterim, nesuvokiant deramai pasiekmių. Nu, man patiko ta istorija. Aš ir vis laiką sakau, perspėju, jeigu bent vienas melas, tu degi. Na ir, ne, aš tai žmogus čia sąžiningas, žinok, teisingas, ta prasme, melo niekada gyvenime. Rimtai, mes dar pažiūrėsim. Nu ir ragana gyvena ant vištos kojelės namelį ir 6 vyrai, ją ten visi labai mylėjo, vienu žodžiu, ir norėjo, kad būtų vyras ir žmona. Nu, okei. Žiedų jau pridėta 6. Nu ir 7 atbėga toks jaunuolis. O, aš ir tave kaip myliu, žinok, čia taip santuokos nori, na. Jinai perspėjo jį. Sako, jeigu mane išduosi bent mintimis, tai virsi 7 pūkuotų. Išvažiuoja ragana savaitį laiko atostogų. Ar kažkokiais savo, ta prasme, reikalais įskrenda ant to savo šluotos, grįžta namo, vyro nėra. Ir ateina 7 katinas. Aš sakiau, manęs neišdavinėti net mintimis. Kažkas paturėjo tokį reikalą su tokia moterim. Apgaulės, strategijos, melai, apgavystės, per ilgai nutylėta tiesa, per ilgai strateguota. Na ir dabar, kaip sako, pareik ant švenčių. Jeigu kažkas tiesiog turėjo ne fizinį kontaktą, bet komunikavo su tokia moterimi, ją durnino, ją menkino, ją žemino, visata šitų žmogų irgi pasirūpins, dėl to, kad tai yra velnias. Kažkam, sako, užtenka tiesiog pakomunikuoti, neteisingai kažką pasakyti ant to žmogaus, ar ne, per menkinimą, kvailinti, durninti. Laiko klausimas, kada viskas sugrįž pačiam žmogui. O jeigu kažkas jau paturėjo fizinių kontaktų, artimesnių ryšių. Jeigu tokios moterys duoda įspėjimus vyram, čia yra vyram žinutė, tai nereikia pramėtyti, kad čia nesąmonė pasakė. Yra vyrai, kurie tai puikiai supranta, kurie tai žino, ką reiškia tokios žinios, ką reiškia tokia energetika. Jie net nesiliečia prie jų, nes jie bijo. Nes jie žino, kad dar jie nėra teisingi su savimi. Todėl jie, kaip sako, tiesiog apeinu, žinai, aplinkui, nes,
po to gali prisižaisti. Kažkas jau prisižaidė, kažkas pakomunikavo kažkada ir dabar mintyse suka klausimus, ką man dabar popieriaus lapas surašyti ir sudeginti. Jeigu jau sako, aš jaučiu, kad kažkas yra ne taip, ar ne, vadinasi, užbėgu įvykiams už akių. Tai o aš nekalbu žmonėm, kurie aplamai kažką gyvenime darė ne to. Ir kovo mėnesį mes tai sulauksim ant savo fizinio kūno, jeigu neužbėgu įvykiams už akių. Kažkam gali skambėti kaip galbūt gąsdinimas, kažkoksai grasinimas. Jeigu kažkas nori išgąsdinti, ten ta prasme, ar ne žmogų, jam net neperspėja, jam net nesako ir tai būna toks pukš, toksai staigus labai kažkas tokio, ar ne, ir po to žmogus, kas čia man atsitiko. Tai yra žmonės, kurie tikrai net nežino, ar kartais taip įvyksta. Bet jeigu yra duodama suvokti, duodama yra žinoti, vadinasi, aš užbėgu įvykiams už akių ir pasidarau išvadas dabar, šiandieną, ne rytoj, ne poryt. Jeigu aš deginu kažkokią šventą knygą, šventą daiktą, sudeginu irgi save. Tai va, nieko čia, ta prasme, dabar dar tikrai blogo nėra, ar ne? Fiziniam kūnui nieko dar neatsitiko, galiu apsaugot. Šitą kontrolę nepaeis. Išsekimas. Volia. Taigi, paleidžiu viską. Teku pasroviui ne prieš sroves, ne šiuo metu. Kartais reikia eiti prieš audrą, prie srovę reikia varyti, bet ne šį momentą. Ir čia bus nutylėjimas, nekalbėjimas, susitvarkymas su savo mintimis, tai bus pačio žmogaus tiesiog sėkmė, asmeninė, jeigu aš pasidarau dabar išvadas. Na, aišku, skaudėt gali skaudėti. Aš nesakau. Ašaros, ar ne? Tik dėl to, kad praeities kažkas vis dar bandys laikytis. Kažkam santykiai aplamai nusitrauks. Vidinis balsas ir užbaigimas. Ir čia tiesiog pabaiga. Kažkas turi netgi susitaikyti su konkrečiu santykiu pabaiga. Negyventi iliuzijų ir pasakose. Čia tiesiog veiksmų atoveiksmis, kada, kaip sako, na, norėjai taip, tai gerai baigiam. Geriau pabaigti yra šitaip, negu toliau save sekinti ir bandyti kažką sukontroliuoti. Žinės sukontroliuoti neįmanoma. Velniui tai niekada nepavyks. Niekada. Velniui pavyks tik tai su marionetėm, silpnom moterim, jaunutėm moterim, nepatyrusiom moterim. Tai va tokie, va, sako, po to gali tasyti už tų virvelių žaisti, ar ne? Nu, bet sako, čia dėja, bet keliaujam link čia, vadinasi, jeigu nepasidarau šiandien dabar išvadų.